Sveikučiai, sekmadieniautojai. Ne į žvejybą šį kartą išsiruošiu, o į kelionę. Į gana ilgą kelionę. Dar netiek, man pačiam teik vairuoti. Iki Zakopanės ir plans. Pirmiausia, iki Energylandijos. Ten panašiai, apie 10 valandų kelią. Šį vakarą išvažiuojam, tada važiuoti per naktį. O kodėl per naktį? Tada kai eiti 3 kindziulę, nuo 8 iki 10 metų, skatras dėl neįmanoma važiuoti. Tai tikomės, kad gal naktį bus ramiau senas važiuoti, yra nemigos, tiesiog atsibus jau beveik veito. Tai vyksta pasiruošimas. Ir kava stogą skersinius, stogą bagažienę. Bandysiu ant užsidėti. Ir čia bandysim susitalpinti nemažą kiekį daiktų. Nežinau, kai šitus skersinčius gerai užsidėjau, kažkaip dabar taip atrodo, kad gal ne visai gera. Bet jau prisitvirtinau, pabandysim. Užsidėti bagažienį, tada bus aiškiau matyti, čia tinka, netinka, reiks viską čia pervaržyti. Tai va, gal bus kam įdomu, gal irgi šiom dienom planuojat vykti į Tongalą link Zakopanės, Krokuvą, Aušvicus, Energylandiją. Tai kažkur mes ten bastysimės. Ateinant savaitelį. 2 dienom turėjom bilietukus į Energylandiją. Tai porą dienų bus ten skirta. Vakų džiaugsmų. Ai, man pačiam. Nors ten į tokių, kur nežinau. Ar aš išdrįsiu nučiuošti. Matysim veito. Tai vat, vyksta pasiruošimas. Ten ant ves krūvą. Lauk daiktų. Nežinau, kur mes šitį planą turim sudėti. Tai čia dar anu ne visi. Čia dar nėra nei palapėnis, nei ko, nes apsistuosiam kempingi netoli Energylandijos. Ten būsim koks 2-3 dienas. Paskui iš ten Zakopanę norėtus nuvaryti. Aušvicą norėtus gal nuvaryti. Bet veiškvaka gal Aušvico da per mažai. Aušvico istorija. Tai dėl to planą dar neaišku su Aušvicu. Gal jūs kokių patarimų pasakysit. Ar 80 metų vakam. Nu ten gal ne tas muziejus. Ar ką pavadinti, kur anim būtų įdomu. Nu, bet gal po Energylandijos daus ir tėvam. Anei skers laiką. Tai vat, kraunamės bandom. Ir kai jau venu arbuziną, tuo pačiu čia žvilgtelkiam. Koks arbuzins. Čia turėtų žalioti tokiu metu, rugpjūtį mėnesį pernai. Neįmanom buvo ko įsikišti. Dabar čia į tuščią. Plyna aikštė. Bet viens kits arbuzėlis kyša. Zlotai valyčiai. Sirpst. Nus jau sirpst, nus jau daug nebeaugs. Nus jau pabėški sirpst. Ir šitam visam plynlaukė. Ir šitą bus viens kits ir arbūziks. Čia dabar paliksim man savaitę kiemą valia, kas jau gausias iš anų, tas jau gausias, grįžę, pražvelgsim, ko nei čia, kaip išgyvensi nei šitam savaitėlį, čia jau Vituliuks kai kur darbaujas, nu ir niek šiemet nepadarysi ir kaip ir. Šamės toliau kelioniai. Ir to bagažinį, sunkiai melins. Čia viens neužsikels, hebra išmoj maudytis. Tai kaip grįž bandysim įdarbinti. Anan čia užkelti. Tai va tiek. Kam įdomu, pasekit. Bus ir iš Energylandijos, ir iš Zakopanės. Gal galite mesti komentarus kokių patarimų. Kur suvaka Zakopanėje keliauti, link Marskojo okna, kaip ten vadins, kokių kitų maršrutų įdomi žinot. Kur suvakas galėtų tiesiog palipti. Kas dar
Apie Aušvicą galite pakomentuoti, kaip ten su vaikais, be vaikų geriau varyti. Krokuvą, kažkas gal daugiau žinot, ten įdomių veitų. Ir Aplamą, tam gali gal dar kažko įdomaus žinot, tai gal pavyks mums aplankyti. Jeigu kas, parašykit į komentarus, ko siūlytumėt aplankyti. Arba kas jums būtų įdomu, jeigu ruošatės irgi einančių laikotarpių link ten keliauti. Tad iki, susitiksim turbūt jau iš Poland. Zotar, ne Zotar, kaip tas miestas Energilandijai, kurį Zotar liktai. Tai iki.